pritrūksta, turiu omeny net ir mūsų vaikam arba net mokyklose to ugdymo būtent emocinės pusės, bet vis dėlto labai ta svarbi yra emocinė dalis, nes visos emocijos yra tiesiog informacija apie mus ir jas pažinti, atpažinti, iškomunikuoti, suprasti labai svarbu, nes tai tiesiog irgi labai palengvina gyvenimą, tiesiog yra įrankis kažkoks tai savęs pažinimo, kuris padeda taip pat ir užtikrinti psichologinę atsparumą didesnį ir tvarkytis pačiam labiau su iššūkiais gyvenimo, taip pat palaikyti santykius darnesnius šeimoj. Tai va, ir iš tiesų mes nesame dauguma, nebuvome to mokinti, pas ką šeimose galbūt natūraliau labiau kalbama apie jausmus, pas ką nebuvo, bet iš esmės to labai vis dar trūksta ir daugelis tų atsakymų, kai paklausi žmogaus, kaip jis jaučiasi, tai būna gerai, blogai arba normaliai, tai žodžiu, to trūksta dažnai ir žodyno, bet iš tiesų gera žinia yra ta, kad emocinis intelektas nėra įgimta savybė, tai yra ugdomas dalykas ir galima ugdyti įgūdžius tiek savo, tiek vaiko, atpažinti tas emocijas, su jomis būti, su jomis tvarkytis. Tai šiandien apie tai ir tema. Aš galbūt pasidalinsiu tada ekranu, skaidrėmis. Aš siūlau tokį formatą, kadangi nemažai matau yra klausytojų, tai galbūt tada pradžioje aš tokį padarysiu irgi pristatymą su pagrindiniam mintim ir pagrindiniais dalykais, kas man pasirodė svarbu pasakyti apie emocinio intelekto reikšmę. Ir tuomet gal po to kažkokius tai irgi galėsite užduoti klausimus, arba gal bus kažkokių pasidalinimų, klausimų iš savo patirties. Tai jeigu kažkas tai kontekste, skaidrėse ar ką aš pasakoju, kažkur yra vietoj kažkoks klausimas ar pasitikslinimas, tai galite kelti ranką klausti, o tada platesniam klausimam arba diskusijai, pagal tai kiek irgi turėsim laiko, tai pasiliksim tada po to. Aš tik noriu pasakyti, kad jeigu kažkas nedrįstate klausti garsiai, tai žinutę įrašykite ir aš įgarsinsiu. Bus gal drąsiau raštu užduoti klausimą. Gerai. Ir dar paprašysiu Inga, jeigu kartais kažkas, tai aš rinksiu per skaidrės, jeigu kažkas triks, tai duok žinoti, tiesiog sakyk, aš girdėsiu, tada bandau dalintis ekranu. Ar matosi? Gerai, viskas matosi. Tikiuosi ir visiems kitiems matosi, ar ne? Jeigu kam nesimatos, tai sakykit. O ką matosi, tai viskas gerai. Ir eina skaidrės, ar ne? Pasikeitė. Gerai. Tai čia, kaip matote, šiek tiek irgi tos temos, apie ką šiandien kalbėsim. Tai truputį apie tai, kas iš vis tas emocinis intelektas yra, kuo jisai svarbus, apie vaiko emocinius iššūkius, apie pagrindinės emocijas, su kuriuom vaikas susiduria, sirgdamas diabetu. Taip pat šiek tiek apie vaiko raidą, nes tos emocijos arba emocinė branda irgi priklauso skirtingai, skirtingai yra skirtingame amžiuje ir skirtingos galimybės to atpažinti savo emocijas ir reguliuotis. Tėvų emocinio intelekto reikšmė, tai irgi apie tai, kad kaip svarbu patiems tėvam turėti to emocinio raštingumo, kad padėti savo patiems ir padėti savo vaikui.
ir kažkokios tokios praktinės strategijos, kaip ugdyti tą emocinį intelektą šeimoje ir kas galėtų padėti. Tai pirmiausia, galbūt apie tai, kas yra tas emocinis intelektas. Tai bendrai labai tai yra kaip gebėjimas atpažinti, suvokti, ką jaučiu, reguliuotis emociškai ir suprasti savo emocijas, taip pat atpažinti kitų emocijas, suprasti kitų emocijas. Bendrai paėmus, tai yra galimybė reaguoti ne impulsyviai, o sąmoningai, atsižvelgiant į kažkokią konkrečią kylančią situaciją. Ir, aišku, tėvam auginantiem vaiką su diabetu ypatingai yra svarbus šitie įrankiai, vidiniai gebėjimai, nes su diabetu, žinoma, tų emocinių iššūkių labai tikrai kyla daug ir kasdienėse situacijose, tai ir tų impulsyvių reakcijų, tai tas sąmoningas reagavimas, jisai gali labai palengvinti tą kasdienybę. Ir tyrinėtojai, kurie kalbėjo apie emocinį intelektą ir apie tą sąvoką emocinio intelekto, apibendrinant, yra skirtingi komponentai, bet galima išskirti pagrindinius, kurie čia yra aprašyti. Tai trumpai labai apie kiekvieną iš jų. Tai savimonė. Tai galima apibūdinti kaip gebėjimą pastebėti ir suprasti, ką jaučiu šiuo metu. Ar aš pykstu, ar nerimauju, ar esu pavargęs, ar išsigandęs. Ir tėvam dar taip pat labai svarbu dėl to, kad jų emocijos dažnai, ypatingai vaikas mažesnis, persiduoda vaikui. Tai jeigu aš sąmoningai suprantu kaip mama, kad aš esu pavargus ir pikta arba kažkokioje emocijoje, turiu galimybę atpažinti, kad tai mano ir sustoti, atreaguoti kažkaip sąmoningai, be impulsyvumo, be kažkokio tai perduotos reakcijos į vaiką, kai jisai ateina su kažkokia savo emocija. Tai kitaip tariant, savimonė, tai yra tas atsakymas į klausimą, kas su manimi dabar vyksta. Nes mes galim paskesti tam emocijų kažkokiam burbule, o galim atpažinti, kas vyksta, ar man kyla erzulys, ar pyktis, ar kas čia vyksta su manimi, ir iš to daryti kažkokius tai sprendimus, atreaguoti. Savireguliacija tai gebėjimas valdyti reakcijas, bet čia labai svarbu irgi pasakyti, kad tai nėra apie emocijų slopinimą, nes dažnai labai tas valdymas yra suprantamas, kad valdau, tai kontroliuoju, tai kažkaip slopinu, arba kitaip tariant, ten kažkaip sukandęs dantis valdaus. Tai nėra apie tai. Tai yra labiau apie, vėlgi, atpažinimą emocijos ir gebėjimą sustabdyti save prieš sureaguojant impulsyviai. Ar tam, pavyzdžiui, vaikas priešinasi ir verkia, natūralu supykti, bet savireguliacija leidžia pasirinkti, kaip reaguoti. Aš suprantu, kad pykstu, bet aš sustabdau ir galiu iš tos pozicijos rinktis, ar pakelti balsą, ar ne, ar pabandyti kaip tik nuraminti situaciją. Tai tokia tarsi pauzė tarp jausmo ir veiksmo, arba būtų tokia metafora, kuri paaiškintų, tai būtų kaip reakcija ir atsakas, arba ten angliškai reaction ir response. Reakcija yra impulsyvi, atsakas yra toksai truputėlį su pauzės mygtuku. Aš suprantu, kas vyksta, ir aš tada pasirenku, kaip atreaguoti. Empatija. Tai gebėjimas suprasti kitų jausmus. Tai gebėjimas įsijausti vaiko pasaulį, pamatyti situaciją jo akimis. Ir vaikui su diabetu tai ypač svarbu, nes jo patirtis
baimė, nuovargis ar tas jausmas, kad jisai kitoks, jos dažnai yra nematomos iš šalies. Tai empatija vėlgi čia neina kalba apie atspėjimą arba kažkaip nuskaitimą kito jausmų, tai labiau apie tokį pamatymą, validavimą, ar ne, kad vaikui pikta, ar pasakymą, kad tau dabar sunku, aš matau. Socialiniai įgūdžiai, tai čia bendras toks gebėjimas kurti ryšius, bendradarbiauti. Ir iš esmės tai reiškia bendravimą, tokį bendravimą, kad būtų kuriamas ryšys, o ne konfliktas. Ir tai apima gebėjimą klausytis, tartis, ramiai spręsti nesutarimus ir palaikyti kontaktą su vaiku net sudėtingose situacijose. Tai daugiau kalbėtis, nenurodinėti, jeigu tai kalba eina apie santykius su vaiku. Ieškoti kažkokių sprendimų kartu. Tai iš esmės tas emocinis intelektas nėra mokslas, kurį kažkaip reikia išmokti. Tai tiesiog tokie paprasti kasdieniai dalykai, įgūdžiai, pastebėti, kas vyksta su manim, sustoti, pabandyti suprasti vaiką ir išlikti ryšyje. Ir šiek tiek apie tuos pagrindinius vaiko emocinius iššūkius, su kuriais jis susiduria sergant diabetu. Tai jų išties nemažai ir tos emocijos, kurios kyla susiduriant su ligos keliamais iššūkiais, iš tiesų gali būti sudėtingos labai tiek vaikui ir tiek tėvam. Vaikui gali būti sunku suprasti, priimti, ypač jis dar mažas, sunku ir vyresniems, nes norisi būti kaip visi, negalvoti apie ligą. Tai visai natūralu, kad kyla įvairių jausmų. Ir tie jausmai gali keistis daug kartų net ir per vieną dieną. Tų emocijų ir atspalvių iš tiesų gali būti labai daug įvairių ir tų niuansų. Čia tokie galbūt išskirti šitoje skaidrėje pagrindinės emocinės reakcijos, kurios susijusios su būtent su diabetu. Tai viena iš dažniausių tai yra baimė, nes vaikas gali bijoti dūrių, gali bijoti hipoglikemijos, silpnumo. Ir tai, kokia tai bebūtų baimė, jinai dar pasireiškia kažkokiom tokiom reakcijom antriniam, kurios yra kaip vengimas, kažkokia tai emocinės iškrovos prieš kažkokias tai procedūras, vaistų leidimą arba kateterio keitimą, pavyzdžiui. Kaip vaikas pradeda verkti arba slėptis, vos pamatęs tam gliukozės matuoklį, pavyzdžiui, sako nenoriu, atidėlioja, bando išvengti. Tai natūrali baimė. Ir šitoj vietoj tai tikrai dažnai daug labai klausimų apie tai, ką daryti. Kokie tai bebūtų sprendimai, visų pirma, svarbu atpažinti ir įvardinti tą baimę, priklausomai nuo vaiko amžiaus, ar vaikas tai suvokia pats, ar nesuvokia to savo jausmo. Bet jeigu tėvai pasako, kad matau, kad tau baisu ir matau, kad tau nėra lengva, kad aš būsiu šalia, galim padaryti kartu, po truputį. Jau šitoj vietoj kažkiek įtampa nuslūksta ir iš tos pozicijos jau žymiai lengviau rasti sprendimus tolesnius, ką daryti. Ne? Svarbu tos baimės nenuneigti, nenuvertinti, nesakyti, kad čia nieko tokio, labiau ją pripažinti. Ir iš tos pozicijos jau slūksta šiek tiek įtampa. Pyktis taip pat labai dažna reakcija ir labai natūrali. Ir kyla ir vaikam, ir tėvam, nes
čia dar yra kaip ir viena iš tokių stadijų susitaikymo apskritai su diabeto diagnoze, kur to tokio išgėdėjimo, ar ne, kad taip nutiko, tai pyktis yra natūralus. Ir vaikams dažnai kyla būtent dėl kažkokių ribojimų, neteisybės, tokio kažkokio jausmo, kad neturi pasirinkimo. Ir pyktis tiek vaikų, tiek tėvų atveju, jisai dažnai kyla irgi tokia kaip kartais antrinė emocija, kuri dengia tiesiog bejėgiškumą, kai nieko tarsi negali padaryti, kažkas nesiseka ir tada pyksti, nes pykti šiek tiek lengviau negu kad jaustis bejėgiu. Tai vaikas irgi būna dažnai supyksta, sako, kai reikia laikytis režimą, nenoriu, man atsibodo, kodėl turiu tai daryti, mažesnis ten gali mėti daiktus, atsikalbinėti. Tai irgi vėlgi svarbu atpažinti ir įvardinti tėvam. Matau, kad supykai. Arba matau, kad kažkas tave labai suerzino. Arba atrodo, kad tau dabar sunku, matau, kad tau dabar sunku. Ar nori apie tai papasakoti? Ar ne? Vaikas ten dažniausiai sako, nieko aš nenoriu, atsakyti arba dar kažkaip. Ne? Bet vien tie klausimai ar tas toksai šiek tiek sustojimas, jisai vis tiek po truputį tą vaiko sąmoningumą apie tai, kad o kas čia su manim vyksta, jį augina. Arba galima net ir paklausti. Neinterpretuojam, kas dabar vyksta su tavimi, arba kas labiausiai erzina šitoj situacijai. Ir čia nėra svarbu atspėti teisingai, o svarbu parodyti vaikui savo pastangą, tiesiog, kad bandot jį suprasti. Nes net jei nepataikot, vaikas per jūs gali jūs pataisyti, sakyti, ne, čia ne tai, bet tai jau yra ryšys, tai jau yra kontaktas, tai yra kažkoks dialogas. Prie pykčio toksai irgi dar niuansas, kuris kartais būna, atrodo, tą vaiką svarbu suprasti, bet tėvai kartais nori natūraliai nuraminti ir sakyti, aš tave suprantu, o vaikas, pavyzdžiui, sako, reaguoja labai stipriai, sako, ne, tu manęs nesupranti, ypač jeigu tai kažkur link paauglystės amžiaus tarpsnio, ar ne, tai gali kilti tik tai dar didesnis pyktis, nes kaip tu mane gali suprasti, nes tugi nesergi, aš čia sergu. Ir iš tikrųjų, šitoje vietoje toks niuansas svarbu pripažinti, kad vaikas tam tikrą prasme jis yra teisus. Nes tėvai, kurie patys neserga, negali iki galo patirti to, ką išgyvena vaikas kasdien. Nuolatinės tos kontrolės, kūno pojūčių, baimių, nuovargio. Jų patiriami jausmai kitokie, bet jie negali tarsi to visiškai suprasti, ką vaikas patiria. Tai bandymas įrodyti vaikui, tai dar labiau tarsi didina atstumą. Ir ką tada daryti? Tai vėlgi, svarbiausia neįrodyti, kad suprantam, o tiesiog išlaikyti ryšį. Vietoj aš tave suprantu, gali daug stipriau veikti nuoširdus pripažinimas, kad tu teisus, aš iki galo nežinau, kaip tau yra. Ir tai nėra silpnumas, tai stiprina, tai ryšio kūrimo momentas. Ir toksai atsakas nuima įtampą, parodo pagarbą vaiko patirčiai. Bet taip pat galima pridėti po to, kad taip, bet man labai rūpi, arba noriu tave suprasti, gal gali man papasakoti, kas tau dabar sunkiausia. Aš esu su tavimi. Ir vaikų šioje vietoje svarbiausia ne tai, kad tėvai viską tiksliai suprastų, o tai, kad jie nesiginčytų su jo jausmu ir kad liktų šalia. Ir kai vaikas sako, kad tu manęs nesuprantis, tai jisai tiesiog ne tai, kad siekia ginčą, jis nesiekia ginčą, jisai bando pasakyti, kad man labai sunku. Gėdos jausmas irgi labai dažnai kylantis, ypač socialinėse situacijose mokykloje. Kažkoks tai, ypatingai diagnozės pradžioje, arba ligos pradžioje, ta prasme, kol yra dar tas adaptacijos laikotarpis, kol pratinasi
vaikas prie viso tos pasikeitusios situacijos. Tai gana dažnai būna, kad tas kitoniškumo kažkokio tai jausmas arba nenoras pasirodyti kitokiam ir noras galbūt slėptis. Vėlgi čia svarbu nepaneigti to jausmo, bet ir nepastiprinti gėdos. Nes gėda tokia komplikuota emocija, apskritai jinai tokia viena sudėtingesnių, nes tarsi suprantu, kad tau gėda irgi, kaip čia nepastiprinto ir nelegalizuot, kad taip, tu turi čia slėptis, ar ne? Tai bandyti per tokį priėmimą, kad kartais tokiose situacijose būna nejauku, būna, kad prieš kitus daryti kažkokius tai dalykus nėra paprasta, bet ir būtinai pridėti tą tokią žinutę, kad tai tiesiog yra rūpinimasis savo kūnu, savim, viena iš tavo kasdienybės dalių ir vienas iš dalykų, kuriuos darai dėl savęs. Tai nėra lengva, bet tu puikiai su to tvarkaisi. Tai tiesiog tas toksai pastiprinimas, jisai padeda mažinti ir tą gėdos šaknį. Ir taip pat dar kas labai padeda, tas grąžinti vaikų šiek tiek kontrolės. O kaip tu norėtum tai spręsti, arba kaip tau būtų patogiau, galbūt mes galim surasti kažkokį tai sprendimą, daryti vienaip arba kitaip, neišvengti tam tų procedūrų ar ne, bet pagalvokim kartu, kaip būtų patogiau tokiose situacijose, kaip ir pasirinkimo galimybė įvesti. Ir stiprinti, kad po truputį išmoksi jaustis drąsiau, su laiku tai bus lengviau. Kaltės emocija, kaltės jausmas irgi toksai dažnas, kai vaikai pradeda vengti tėvų kažkokiu tai, kitaip tariant, pradeda jausti kaltės tokią kaip ir jausmą, jeigu jie tėvus neva tai nuvilia, arba jeigu ten tėvai susirūpina, kad ant cukrus jam kažkaip tai sunkiai kontroliuojasi. Ir čia svarbu pastebėti, labai atskirti irgi tą ribą, kad neprisimtų vaikas per daug tos atsakomybės, ne? Nes kartais vaikai sako, aš nenorėjau, kad tėvai jaudintųsi, arba stengiasi nesakyti, kad blogai jaučiasi, nes, kad nesukeltų problemų. Tai čia vis dėlto tėvam labai svarbu kažkaip sukurti tą saugumą, kad vaikas gali dalintis bet kuo ir, kaip sakant, krauti bet ką, nes suaugusio jausmai yra suaugusio atsakomybė. Tiesiog tokią žinutę vaikui transliuoti, būti tuo resursu, sakyti, pavyzdžiui, matau, kad tau svarbu, kaip aš jaučiuosi, bet mano jausmai yra mano atsakomybė, tu neturi tuo rūpintis, ar ne? Tai vėlgi yra skirtingi dalykai, kad svarbu ugdyti empatiją ir vaiko, ir atjautą, ir tėvams kalbėti apie savo jausmus. Tai čia truputį skirtingas tas niuansas, bet kad vaikas netaptų tokių saugotojų tėvų nuo jų kažkokių tai negatyvių emocijų. Svarbu rodyti tokį resursą, kad mes suaugę, mes susitvarkysim su savo emocijom. Liūdesys. Tai irgi tokia natūrali ligos priėmimo dalis, kuri, aišku, tas liūdesys jis toksai gali užklupti įvairiais laikotarpiais. Dažniausiai būna kažkaip pradžioje ir ne po ligos kažkaip nustatymo, bet jisai toksai stiprus, kai pamato vaikas kontrastą kažkokį tai, nes bendramžiai kažkaip gali daryti kažkokius kitus dalykus ir valgyti negalvodami per daug arba nesusiduria su tokiais iššūkiais. Tai
čia tiesiog svarbu priimti, ar ne, nu, kad priimti, pastebėti, kad matau, kad tau liūdna, arba gal nori papasakoti. Aš suprantu, kad kartais gali būti sunku. Svarbu neskubėti kažkaip tai guosti labai, kad viskas bus gerai, o pabūti su jausmu, nes žinoma, kad viskas bus gerai ir visas krypti pozityvą, tai taip, bet kad neprašokti tos dalies, kad to liūdesio pamatymo ir to kažkokio tos emocijos priėmimo, nes čia tiek vaikui, tiek tėvam, kurie susitaiko su vaiko liga, tas momentas svarbus tam, kad tiesiog pasiimti tą priėmimą, ar ne, nes iš tiesų tai yra netektis. Diabeto diagnozė yra netektis kažkokio buvusio gyvenimo iki tol, kuris buvo be diabeto. Ir liūdesys yra labai natūrali to dalis, svarbu žinoma, ten pastebėti, jame neužsibūti ir ten kryptis pagalbos, jeigu jau matosi, kad kažkaip tai per daug to tokio panirimo po vandenį, bet iš esmės nebijoti ir susitikti su tuo liūdesiu. Taip, tai čia dar kažkaip man pasirodė svarbu truputėlį pakalbėti apie tą aspektą amžiaus kažkokių skirtumų, nes iš tikrųjų tos galimybės suprasti emocijas, jos tikrai skiriasi priklausomai nuo vaiko amžiaus ir gebėjimų tiesiog, ar ne, smegenų brandos. Tai svarbu suprast, kad vaikas tiesiog, jo pajėgumai reguliuoti emocijas, suprasti jas, jie yra augantis su amžiumi, bet pradžioje nuo ankstyvos vaikystės vis tiek dar realiai nėra emocinės reguliacijos, to termostato vadinam, ne? Ir tas smegenų dalis, kuri atsakinga už emocijų valdymą, už tą impulsų kontrolę, už gebėjimą sustoti, kažkaip tai susivokti, tiesiog jinai dar yra neįsivyščius. Ne? Ir tai vadinama, tas gebėjimas, kuris vystosi, vadinama savireguliacija, ir pradžioj vaikas to mokosi iš tėvų, per tėvus reguliuotis ir paskui jis išmoksta savireguliuotis. Čia kaip paprastas toksai pavyzdys, paimant pavyzdžiui, kad ir visiškai mažą vaiką, kūdikį, kuris neramus ir mama nerami, ir mama, jeigu susireguliuoja, kažkaip nurimsta, kūdikis rimsta natūraliai. Tai veikia pradžioje netgi per tokias fiziologinės reakcijas, per veidrodinius neuronus ir per nervų sistemos susireguliavimą, nes mūsų nervų sistemos realiai reguliuojasi santykėje su kitu žmogum. Tai pradžioje vaikui tai tas savireguliacijos kažkoks tai mokymasis formuosi per suaugusį. Ir ne kažkaip tai savaime. Tai tas suaugus, dėl ko svarbu tam suaugusiam irgi kažkaip mokėti, kiek tai įmanoma atpažinti savo emocijas ir reguliuotis. Tai taip, čia pagal tuos amžiaus tarpsnius, tai yra ankstyvoje vaikystėje, taip yra ten ir tie pykčio priepuoliai ir kažkokios tai isterinės reakcijos, ar net tie vadinami tantrumai, nėra dar žodžių įvardinti jausmam arba juos atpažinti. Tai čia vėlgi reikia tos suaugusiojo ramybės, kad vaiko suaugusiojo tėvų vaidmuo yra ne labiau, kad raminti ir mokyti susitvarkyk pats, bet vėl būti šalia, įvardinti tau sunku, tu galbūt ar supykai ir nuliūdai, aš su tavim, bandyti tiesiog labai pagal vaiko amžių, atitinkamai labai paprastais tokiais dalykais irgi žodžiais atspindėti. Vyresni vaikai jau moka geriau truputį atpažinti tą savo emocijas, gali ir vardinti, aš bijau, aš pykstu, bet jos dar sunkiai valdomos, jos tokios eina
vis tiek pliūpsniais labiau ir užvaldo labai stipriai. Tai ta savireguliacija, jinai dar tik formuojasi ir tėvų vaidmuo čia yra padėti vaikui suprasti, kas vyksta, kad vaikui padėti atsakyti tą klausimą, kas dabar vyksta su manimi, mokyti paprastų strategijų, kažkokių, kurias pagal vaiko amžių įmanomas, kaip ir pavyzdžiui, padaryk pauzę, arba pakvėpuok, tokių pagal jo galimybės. Tai toliau augant yra jau daugiau to sąmoningumo apie jausmus, bet atsiranda jau kiti niuansai, tas kažkoks tai labiau noras būti savarankiškam, kažkokias emocijas irgi gal slėpti, ar ne, jis gali atrodyti tas vaikas toks kaip ir brandus, bet vis dėlto tas emocijų valdymas, jisai dar trapus ir čia tėvų vaidmuo ne tik kontroliuoti, bet tiesiog kuo labiau kalbėtis ir gerbti tuos vaiko jausmus kylančius, duoti jiems erdvės. Paauglystė tai čia tokia kaip irgi atskira respublika ir visokių daug iššūkių joje. Ir emociškai tai taip yra labai daug impulsyvumo, daug jautrumo ir aplinkai, ir vertinimui, daug tokio atmetimo, atstumimo, nes čia vis dėlto tas sudėtingas yra paaugliam laikas, kai jie turi kažkiek to pykčio išreikšti aplinkai, tai yra visiškai natūralu, nes per pyktį jie vyksta separacija, tam, kad aš užaugčiau suaugęs ir surasčiau save, savo vaidmenį gyvenime, aš turiu kažkaip atsiskirti. Tai čia yra irgi labai viskas karšta ir tos savikontrolės, kažkokio tai savireguliacijos dar trūksta. Kas labiausiai, čia vėlgi, sakau, paauglystė tikrai labai daug tų ir iššūkių, ir tėvam patarimų galima duoti, daug ir knygų prirašyta, bet pagrindinis dalykas yra išlikti tuo kažkokiu tai resursu, tuo kažkokios ramių nuostų, kad daugiau klausytis, neišsimušti iš vėžių, kiek tai įmanoma, nors tikrai kartais yra nelengva. Tai apie tą kalbant, apie emocijų supratimą, tai esminė žinutė yra tai, kad vaikas pirmiausia mokosi nusiraminti per jus ir tik vėliau jis išmoksta tai daryti pats. Ir kai vaikas nesusivaldo, tai ne visada yra pasirinkimas, tai dažnai yra tiesiog jo smegenų brandos klausimas, jisai dar mokosi. Tai pirmiau mokomės reguliuotis patys, reguliuojame vaiką, taip ir tada mokome jį reguliuotis patį. Ir čia taip, kaip ugdyti tą emocinį intelektą vaiko ir vienintelis kelias, pirmiausia, ugdant savo tą emocinį intelektą tėvų. Ir nežinau, bet irgi pasidalinsit, kokie jausmai ir mintis kyla klausant, bet labai dažnai iš tiesų būna tas toksai suvokimas ir tą netaip darau, ir tą netaip darau, ir kalties kažkokie jausmai kyla tėvam, kad kaip čia ir to liktai nepavyksta, ir to nepavyksta, ir kaip čia iš viso kažkoks kosmosas čia su tom emocijom ir su to reguliavimu, kaip čia reguliuotis, nes ir taip nuovargis, pervargimas, nedamiegojimas, tai norisi kažkaip duoti tokio tikrai palaikymo ir pasakyti, kad tai nėra kažkoks, nėra tas emocinis intelektas irgi kažkas, tai ką reiktų mokėti, daryti tobulai ir būna ir pavyksta, ir nepavyksta, bet esmė turbūt yra tai, kad labai labai verta investuoti apskritai į tą pažinimą savęs, savo emocijų, nes per tai tiek tėvų emocinė
sveikata, psichologinis atsparumas, tiek vaiko emocinė sveikata, tiek santykiai šeimų ir komunikacija. Tiesiog jinai gerėja ir vėlgi tas emocinis raštingumas jis padeda ir sutaupyti tos energijos ir neišvaistyti kažkur bereikalingai, nes vis dėlto tų iššūkių daug tikrai, kai diabetas šeimoje yra. Tie emociškai sąmoningi tėvai, tai nebūtinai yra tie, kurie žino, kaip viską daryti ten teisingai ar žino teisingą atsakymą. Tai yra kalba labiau apie tai, kad sustoti, pastebėti, pabandyti suprasti, atkreipdėmėsi kažkokius signalus, pasikeitusi vaiko toną, į elgesį, į tylą, kažkokią emocinę reakciją. Ir vietoj to, kad skubėtų taisyti ar stabdyti emociją, jie padeda vaikui ją įvardinti. Atrodo, kad tau šiandien sunku, ar ne? Pavyzdys. Ir jo, čia nereiškia, kad tai visada pavyksta, ar kad tėvai nesusierzina, ar ne? Tai tiesiog toks mokymasis sustoti, pasirinkti, kaip reaguoti. Ir netgi jeigu nutinka taip, kad ta reakcija būna impulsyvi, ar kažkokia irgi pyktis, ar išsiliejimas ant vaiko, dėl to, kad tiesiog elementariai trūksta resursų, trūksta poilsio ir per daug rūpesčių ir, žodžiu, visko, ar ne, būna, nutinka visokių tų sprogimų. Tai vėlgi nutiko, bet svarbu, kai visi apsiramina, kai jau yra ramus, tai jau ta situacija kažkaip praėjus, tai tada galima pagrįžti, tai pasikalbėti ramiai, kas čia įvyko ar ne, galbūt irgi kai kuriuose situacijose tėvam prisimti atsakomybę už savo reakciją, sakyti, aš buvau pavargęs, susierzinau, supykau ar ne. Ir kažkaip galbūt atsiprašyti ar ne, žiūrėti, ieškoti, koks šis sprendimas gali būti toliau. Tai vaikai irgi labai mokosi iš to, nes irgi tėvai tarsi tampa pavyzdžių, kad kaip čia gali būti, ar ne, kad vienokia reakcija, bet aš galiu sustoti, susireguliuoti arba paskui kažkaip tai galbūt turėti kažkokią refleksiją iš to, kas įvyko ir sekantį kartą gali lengviau pasirinkti reakciją. Taip, vėlgi, kaip minėjau, čia tokios situacijos apie pastabumą, sustojimą, kad visi pavargę vakaras, reikia ten kažką tai keistis kateterį, matuotis cukrų iš piršto, vaikas pyksta, nenoriu, reikia palik mane, automatinė reakcija galėtų būti, čia reikia ir viskas, arba kažkaip čia neįsidirbinėti, kažkoks toksai, ne, ir tas jeigu pavyksta truputėlį sustotas, emociškai kažkoks sąmoningas atsakas galėtų būti, ar ne, kad, pamatyti pirmiausia, kas vyksta. Matau, kad tau dabar sunku, arba pasakyti, kartais tikrai labai naudingas dalykas tiek santykėje su vaiku, tiek šeimos tarpusavio santykiuose. Tiesiog padaryti sąmoningai pauzę. Padarėm trumpą pauzę, šiek tiek atsitraukiam ir grįšim prie to klausimo, ar ne. Nuspręsim tada, ką padaryti, kad būtų lengviau. Ir vaikas galbūt irgi nenorės, bet jis jausis pamatytas, o nespaudžiamas. Ir ilgainiui tai keičia ne tik situacijos eigą, bet ir santykį. Ta tokia emociškai brandesnė reakcija. Ir kaip, kokie dar, kaip sakant, patarimai ir pagrindiniai momentai, kaip ugdyti tą emocinį intelektą šeimoje, tai vėl, kaip minėjau, nėra kažkoks mokslas, tai yra įgūdis, kuris auga kasdienybėje, paprastose situacijose, ir nereikia kažkaip mokėti labai gražiai kalbėti apie emocijas, ar ne, nes, vėlgi mes daugelis patys to nesimokame, todėl visiškai normalu, kartais pritrūksta žodžių arba nežinote, kaip reaguoti.
tas emocinio ryšio kūrimas prasideda ne nuo tobulų frazių kažkokių tai, bet nuo tiesiog buvimo šalia ir bandymo, noro suprasti, pripažinimo, galbūt kai nepavyksta kažkas. Nes svarbiausia netobulumas, o tas nuoseklumas ir pastangos eiti į ryšį, būti atviram. Tai iš tų praktinių tokių būdų, tai tiesiog kalbėti apie emocijas kasdien, jas įvardint, nes kiekvienoje dienoje tikrai yra daug įvykių, kurie kelia kažkokių emocijų, žinai, ir tam. Tai užduoti paprastus klausimus ir galbūt tiek vaikui, tiek apskritai šeimoje, ar ne, ir tarpusavėje tėvam ar su kitais vaikais, tai tiesiog ugdyti tą įgūdį kalbėti apie tai, kaip jaučiamės. Ir galbūt kartais bus klausimas, kad kaip jautiesi ir atsakymo nebus, arba sakys nežinau, arba gerai ir atstok, bet svarbu, kad tas klausimas yra pakabintas ore kažkur jau ir po truputį vis tiek ugdosi tą gebėjimas reflektuoti ir ateidinėja atsakymai į tą klausimą. Vaikai taip pamažu mokosi pastebėti, netgi jeigu tuo metu kažkaip konkrečiai nežino, ką atsakyti. Labai svarbu irgi tą vaiko jausmus priimti kiek įmanoma be kritikos, nenuvertinant jų, kad ko čia verki, čia nieko tokio, ar ne? Bet čia turbūt galioja visiškai visiems ir lygiai taip pat ir suaugusiam, kai yra jausmas, jisai tam žmogui, kurį jis jaučia, jis tai yra tikras, nesumeluotas, jisai taip jaučia ir turi teisę taip jausti. Tai svarbu tiesiog priimti, ne? Vėlgi matau, kad tau sunku. Rodyti empatiją savo elgesiu, nes kai, čia būtent tai, ką ir minėjau, apie tą tokį, kai sustojat, išklausot, nereaguojat iš karto pykčiu, jau tai yra mokymas vaiko, netiesioginis iš jūsų elgesio, kaip jam pačiam irgi tvarkyti su emocijom, kad o kaip įmanoma su tuo būti, jis irgi iš to mokosi. Kas dar irgi padeda, vaiko skatinimas ieškoti sprendimų. Tai čia ypač auginant vaiką su diabetu, tai labai dažnai tikrai jungiasi tos daug kontrolės iš tėvų pusės ir tai natūralu, nes yra irgi tėvai jaučia baimę ir bejėgystę ir nori padaryti kažkaip tai suvaldyti, kontroliuoti viską kiek įmanoma geriau, bet čia dažnai tokia būna peržengta riba šiek tiek į kitą pusę, kai vietoj tos realios kažkokios pagalbos vaikui jisai labiau gaunasi jaučiasi bejėgis ir ne, kad tarsi visi žino geriau už jį, arba visi priima sprendimus už jį. Tai svarbu po truputį irgi pagal vaiko amžių, pagal jo gebėjimus įgalinti, nes vaikas tada ir jo pasitikėjimas didėja ir savim, ir jisai supranta, kad jisai gali susitvarkyti su kažkokiais tais iššūkiais. Tai kartais tiesiog, kai vaikas ar tai kažkokia emocinė reakcija, ar kažkokia dilemoje, ar kažkokiam chaose, nedalinti taip ištisai kažkokių sprendimų, o tai dar padaryk tą, o gal tą, bet tiesiog paklausti, kaip tu manai, kas tau dabar padėtų? Ir čia dažnai būna tikrai vaikai nustebina, nes jie patys žino ir jie gali pasakyti, ne, ko jiem dabar norėtųsi. Tai tokį stiprina tiek jų pasitikėjimą savim, tiek savarankiškumą. Ir pavyzdžių būti. Pavyzdžių tai reiškia įvardinti ir savo jausmus, gebėti įvardinti. Įvardinti, kad aš šiandien, pavyzdžiui, jaučiuosi pavargęs. Man reikia truputį ramybės. Aš jaučiuosi nusiminęs arba aš skukau. Tiesiog apie tuos jausmus kalbėti, apie situacijas, apie jausmus.
Nes vaikas tada mato, kad turėti jausmus, kad juos jausti yra normalu ir kad viskas okei ir kad įmanoma su jais tvarkytis, ar ne, jų nereikia dengti, slopinti. Ir tai iš esmės svarbu, net dar taip apibendrinant irgi pasakius, kas apie jausmus, apie emocinės reakcijas, kas yra tie jausmai, tai yra, kaip minėjau pradžioj, irgi paskaitos, tai yra tiesiog informacija apie mus pačius, ar ne, kad jeigu aš pykstu, tai pyktis yra informacija apie tai, kad turbūt mano ribos peržengtos arba mano poreikis kažkoks nepatenkintas. Jeigu liūdžiu, tai yra irgi kažkas apie tai, kad galbūt su kažkuo turiu atsisveikinti, išgėdėti. Turiu omeny, kad tas atpažinimas jausmo, emocijos yra pradinis ir esminis dalykas tam, kad iš vis suprasti gyvenime, ko aš noriu. Nes iš jausmo, iš kiekvieno jausmo mes galim pasiimti informaciją apie poreikį. Jeigu aš jaučiuosi vienišas ar ne, tai tada sekantis klausimas, ko aš noriu. Gal aš noriu apkabinimo, gal noriu pakalbėti su kažkuo. Jeigu aš jaučiuosi piktas, irgi klausimas sekantis, o ko aš noriu. Gal aš noriu pailsėti, gal man trūksta poilsio, gal kažkas tai mano ribas peržengė, aš kažkur nepasakiau. Bet tai tiesiog yra iš esmės svarbus tas jausmų, emocijų atpažinimas tam, kad apskritai mes galėtume savo poreikius gyvenime atpažinti ir gyventi kiek įmanoma kokybišką gyvenimą ir savo kažkokį tai kiek įmanoma išpildyti. Čia dar keli tokios kaip ir praktinės strategijos, kaip tą apskritai mažinti įtampą kasdienybėj, tai jų vėlgi labai daug čia gali būti, svarbu prisitaikyti, kas labiausiai veikia, bet ypač kai yra cukrinis diabetas šeimoje, tai yra labai daug tokio neapibrėžtumo natūraliai, nes pati liga, jinai nėra kažkaip tobulai ir nekontroliuojamas dalykas, sekasi su ja įvairiai ir dažnai būna daug tokio chaoso, tai kas padeda labai, kur yra įmanoma, tose vietose sukurti kažkokią aišku, ar tai dienos ritmą, ritualus, ar tokias kažkokias kasdienės tradicijas šeimos, nes nervų sistema irgi gauna tokią kaip žinutę saugumo, kad nepaisant to, kad viskas kažkaip yra, tas gyvenimas apskritai toksai besikeičiantis, kupinas tempo ir vaikų, ir suaugusių, ar ne, ir tokio chaoso, kad yra dalykai, kurie kartojasi, kurie buvo vakar, kurie yra šiandien, ir tai siunčia nervų sistemai signalą, kad viskas yra saugu, yra tie kažkokie poliai, ant kurių gali tarsi tą stabilumą atgauti. Tai tas kažkoks kiek tai įmanoma pagal galimybės rutina ir dienos ritmas yra svarbus, netgi jeigu nepavyksta idealiai, jau pats tas ritmas kuria kažkokį tą stabilumą. Kas dar svarbu, labai pastebėti, įvertinti, kitaip pasakius, pastangas vaiko, ne tik prisirišti prie rezultatų. Nes diabetas apskritai yra, kaip ir tikslas yra gera kontrolė, iš esmės, bet mes tiesiogiai rezultato negalim sukontroliuoti. Taip jau yra, mes negalim paimti ir sukontroliuoti kažkaip taip to rezultato, koks čia bus tas cukrus. Mes ką galim realiai sukontroliuoti, mes galim sukontroliuoti veiksmus. Tai yra procesą, tai yra sprendimus konkrečius, kuriuos aš priimu, kiek vaistų susileisti, ką valgyti, ką daryti. Ir taip, aišku, vaikas pavargsta irgi, ir vaikai, ir tėvai pavargsta, bet ką labai svarbu, kad pastebėti pastangas, kad vaikas stengiasi irgi kažkaip, stengiasi galbūt pagal galimybės, pagal amžių
jeigu jis jau moka apskaičiuoti, kažkaip padaryti sprendimą dėl to, kiek susileisti vaistų, pastebėti tą savo cukrų, mažus tos dalykus, nes jeigu mes siekiam rezultato ir vertinam tarsi už rezultatą, o tas rezultatas būna tokių dienų, kad prie pačių geriausių pastangų jisai nėra vis tiek sukontroliuojamas dėliai, tai čia gali jaustis tikrai daug bejėgystės ir tokio demotyvacijos vaikui, kad, tai ką čia, žinai, stengtis iš viso. Tai tas pastangas tokias, kad vaikas stengiasi, bendradarbiauja, svarbu labai pastebėti. Tai bendradarbiauti su mokykla, darželiu, tai čia vėlgi tikrai kaip kokia mokykla, kaip koks darželis ir čia sekasi tikrai įvairiai, priklauso matyti labai nuo to, kiek ten yra resursų ir pagalbos, bet irgi kiek įmanoma įsitraukti į tai, kad padaryti tiesiog viską, kas įmanoma, suteikti informaciją reikalingą, ar tai mokyklai, ar ne, kažkokią tai tą indėlį, kas nuo jūsų priklauso, kad vaikui kiek įmanoma būtų lengviau atsipalaiduoti ir toje aplinkoje. Čia vėl apie sprendimų dar priėmimą, kaip minėjau, kad vaikui duot galimybę pasirinkti. Kartais tas sprendimo priėmimas, jisai gali būti labai toks davimas pasirinkimo, ar ne, kad labai minimalus. Bet jeigu kažką reikia padaryti ir tas yra neišvengiama, vien tai, kad mes vaikui, pavyzdžiui, pasakom, kad jeigu dabar, ką čia mes galim padaryti, ar dabar darom, ar tu nori palaukti 5 minutės, jau tai kažkokios mažina įtampos, ar ne, ten, pavyzdžiui, ryte visi skuba, reikia ten kažką dar pasikeisti ir ten pasimatuoti tą cukrų arba kažką tai dar padaryti, kas su diabetu susiję, vaikas nenori, priešinasi, automatinė reakcija, greitai, čia, žinai, visai vėluojam, bet jeigu, kad ir trumpam sustojęs, matau, kad nenori, paklaus, o kaip tą būtų lengviau, žiūrėk, ar dabar padarom, ar po 5 minučių, ne? Vaikas nebus patenkintas, bet jau jisai jaučia, kad turi balsą, turi pasirinkimą ir tai labai keičia situaciją. Tai tokie maži dalykai, kurie kasdien kartojami, kuria visai nemažą saugumo jausmą ir netgi jeigu ne visada pavyksta, tai normalu, svarbiausia, kad bandot, kad esat šalia. Tada trumpai apie tėvų emocinę savijautą, tai čia iš tiesų atskira labai svarbi tema. Apskritai tėvų tas resursai psichologiniai, tėvų tas psichologinis atsparumas, jisai yra būtinas tai apskritai pirmiausia savo paties galimybei savireguliuotis ir kažkaip emocijų pažinimui. Ir nuo to viskas matyti ir prasideda. Tai labai svarbu atrasti to kažkiek įmanoma laiko savo, prašyti pagalbos, bendrauti su kitais tėvais, bendruomenė, kažkokio tai mažų savo ritualų, nes čia toks tikrai yra labai dažnas dalykas, nepamiršti save visiškai, kai vaikas suserga ir pasinerti tik į ligos valdymą ir į tuos iššūkius, tarsi nustumti savo poreikius tėvam į antrą planą. Bet kita vertus tai vėlgi turi savo kainą, nes tas nuovargis išsekimo, tiesiog gali vesti prie išsekimo ir jisai kaupiasi, tai tada nuo to nei geriau, nei tėvam, nei vaikui ir apskritai nėra resursų tada niekam. Tai vis tiek svarbu tą deguonies kaukę užsidėti savo, kaip sako lėktuvuose, pirmiausia, paskui vaikui. Nes vaikui svarbiausia vis tiek yra irgi kažkokie, kiek įmanoma susireguliavę, neperdegę tėvai, nes tai yra tiesiog atrama ir visose iššūkiuose pačiam vaikui tvarkantis su diabetu. Tai tikrai taip pasimiršta, žinoma, ir užsisukam, bet svarbu atsigręžti į save ir
ir pasižiūrėti irgi, kad, vis dėlto, kur aš galėčiau pasiimti kažkokią tai truputėlį pauzę, ar paprašyti artimųjų pagalbos daugiau, ar galbūt jeigu labai sunku tvarkyti su emocijom ir labai jos sunkios, arba yra kažkokie požymiai perdegimo, nemiga, jau kažkokie fiziniai sunkūs simptomai, kreiptis, nebijoti kreiptis pagalbos, išdrįsti specialistus, ar ne, nes tai yra irgi kažkoks tai laikotarpis, iš ko galima išlipti ir tai turbūt apie tą rūpintis savim, ar ne, ir pagirti save už, irgi man pagirti save svarbu už tas kažkokias tai pastangas, ar ne rezultatus, o pastangas, kad šiandien pavyko, taip kitą dieną pavyksta daugiau, kitą dieną pavyksta mažiau, bet vis tiek darau viską, ką manoma, ką galiu geriausiai. Jeigu negalėjau padaryti kažkur geriau, vadinasi, negalėjau tą dieną. Tai vieną dieną maksimumas yra 30%, ar ne, kas tai bebūtų, apie ką bekalbant, kitą dieną ten 60%, trečią dieną dar kažkiek, bet tai, jeigu negalėjau padaryti daugiau, negalėjau ir nekaltinti savęs dėl to, bet pamatyti irgi tuos tokius kažkokius tai pozityvius dalykus ir priimti. Tai tai čia ir pabaigsiu, ne? Tai iš esmės apie tai, kad svarbus tas emocinis intelektas tam, kad tiesiog turėti tos įrankius, auginant vaiką su diabetu ir padėti tiek sau, tiek jam, tvarkytis su kasdieniais ligos iššūkiais, kad apskritai kurti tą stiprų, saugų ryšį. Ir tai nėra kažkoks reikalavimas tėvam viską daryti teisingai. Tai labiau kvietimas būti šalia, domėtis, bandyti. Tai investuodami į tą emocinį ryšį ir į tą emocijų pažinimą mes tikrai labai padedam ir vaikui, ir savo, ir suprasti ligą, ir augti kaip asmenybė jam, labiau pasitikinčiam savim ir ateityje, taip pat mokančiam labiau savim pasirūpinti ir savo tuo pačiu diabetu, nes tai irgi svarbu užauginti šitą gebėjimą. Tai tiek. Ačiū, Giedrė. Ačiū. Visi Giedrės patarimai man tikrai labai surezonavo ir aš, kaip jau sakiau, labai graužiuosi dėl vieno tokio atradimo, kurį aš atradau per vėlai. Tai jeigu kas nors dar nesate atradę to patarimo, kurį čia Giedrė nuolat kartojo, kad įvardinkite vaiko jausmus, tai žinokite, čia yra, aš nežinau, čia yra stebuklas. Tik tai problema ta, kad patys mes nemokame įvardinti jausmų, bent jau aš labai ilgai nemokėjau jų įvardinti, aš tai žinau 3 jausmus: pyktis, liūdesys ir džiaugsmas. Ir kai vaikas kažkaip išsibalansuodavo, tai aš tai sugebėdavau pasakyti, tai tu pyksti, arba dar blogiau sakydavau, taigi ko tu čia pyksti, tai nėra čia ko pykti, tai ne, čia nėra geras pavyzdys. Tai man labai padėjo internete surastas emocijų ratas, ten pasimokiau, kokių tų emocijų būna, ir tada pradėjau plėsti ir savo tą emocijų ratą ir pažinti savo emocijas, ir tada spėlioti vaiko emocijas. Tai man čia buvo didžiausias atradimas, kad įvardijus emociją vaikui iš karto kažkoks toks nušvitimas įvyksta, kad mama jį supranta. Tai už šito patarimo, jeigu dar nesate, jeigu dar praktiškai jo nenaudojate, tai tikrai patariu naudoti, nes veikia stebuklingai. Ir dabar mes turime vieną klausimą, taip pat apie emociją, ir aš kaip suprantu, mama eina šitą linkmę ir tikrai įvardyja, bet vis tiek problema išlieka, tai įgarsinsiu čia klausimą.
susirgus ir sužinojus diagnozę, vaikui atsirado pykčio priepuoliai, jam 11 metų, bet jis kažką veikia ir jei brolis paprašo kažko, pagalbos ar pažaisti kartu, jis išrėkia kažką. Pavyzdžiui, nelysk, aš neturiu laiko, yra mama, yra kitas brolis. Kaip padėti vaikui įveikti tą pyktį, jo kontrolę. Mes kalbame daug apie tai, bet kaip jam padėti įveikti šį pyktį. Ačiū už klausimą. Jo, iš tiesų, tos situacijos įvairios ir dažnai tas pyktis, taip irgi kažkaip tai turbūt būna, kad susideda iš daugelio dalykų, tai čia gali būti tiek susijęs su diabetu, tiek nesusijęs, tiek kažkokia sankaupa dalykų, bet iš esmės tai yra pirmiausia, tas kaip padėti, tai kiek įmanoma ieškoti vėlgi ryšio su vaiku per klausimus, per tokią, kaip sakyti, įveikti arba ten kontroliuoti, tas įveikti, kontroliuoti yra jau savaime toks apie tai, kad kažką reikia su tuo daryti ir apie įtampą, nes kad kovoti su tuo reikia. Tai galima įveikti, bet pirmiausia, jis svarbu irgi priimti. Vėlgi, pykčio išraiška, tai yra atskira tokia tema, ar ne pyktis kaip emocija, arba kad vaikas turi teisę pykti, bet apie išraišką, žinoma, reikia kalbėti, turiu omeny, kad ta išraiška vis tiek turi būti kažkokia tai ekologiška kitų atžvilgių. Tai gali būti, aišku, riba, nelysk, ar ne, bet jeigu jau eina apie kažkokį įsiliejimą ant kitų, ar ne, turi būti irgi kažkoks tai edukacija apie tai, kad neturėtų kito ribos būti peržengiamos, ar ne kažkokios. Bet dar irgi matant, girdint jūsų klausimą, tai kaip ir rašėt, kad susirgus ir sužinojus tą diagnozę vaikui atsirado pyktis, tai nors irgi pasakyti, kad tai yra natūrali stadija tokio gedėjimo proceso, kuris galbūt nėra įsisąmoninamas, bet vėlgi susitaikymas su liga, su bet kokia netektim, jisai praeina kažkokias emocinės jausminės stadijas. Čia apie bet ką kalbant, tinka apie bet kokius praradimus. Ir praradimai tai nebūtinai yra tai, ko mes netekom, bet gali būti ir tai, ką mes galėjom turėti, bet neturėjom. Tam, žodžiu, daug šitoj temai visokių gali būti niuansų, bet diabeto atveju tai yra, vaikas neteko gyvenimo be diabeto, jo nebėra, gyvenimo be diabeto nebėra. Ir tas susitaikymas tiek vaiko, tiek tėvų, jisai gali praeiti tas emocinės kažkokias tai etapus. Pradžioj gali būti neigimas kažkoks arba nepriėmimas iki galo. Gali būti toksai, kad kažkokia ta derybų stadija, kas čia būtų, jeigu būtų, ar čia gal čia pasveikčiau. Bet prieina iki tokio momento, kai kyla pyktis. Ir tas pyktis yra apie tą tokią irgi neteisybės jausmą, apie tai, kad o kodėl man. Tai galimai yra taip, kad vaikas pats, jisai dar nelabai gali galbūt reflektuoti, kas ir dėl ko ir kaip, bet tiesiog jam kyla ta pykčio reakcija. Tai per kalbėjimą, per klausimą, kaip tu jautiesi, galbūt irgi čia tiktų tas priėjimas toksai, kad toj situacijai, kai jis yra pyktyje, ten daug kažko kalbėti, klausinėti, dažniausiai su nieko neišeina apskritai, nes pyktis jis yra tokia emocija, kuri truputėlį uždaro mus tokį tunelį. Ten jau gali kažkas tai sakyti, ką tik nori, bet ten tas girdėjimas labai toksai ribotas. Tai labiau veikia toks, kad po to kažkoks reflektavimas, kas čia buvo, ar ne, arba nebūtinai kas čia buvo šitoj situacijai, bet apskritai ta pagalba vaikui vis tiek būtų labiausiai apie tai, kad klausti jo, bandyti suprasti, galbūt jisai irgi kažkiek tai kiek įmanoma kurti tą ryšį, kad vaikas atsivertų arba vaikui
svarbu irgi, kad jisai žinotų, kad jisai turi teisę pykti ir jisai gali pykti. Nes tai legaliai emocija. Jeigu tai kalbant apie ligos tas priėmimo stadijas, tai pykčio tas epizodas, jisai nesitęsia amžinai, jis dažniausiai prieina natūraliai, link labiau tokio liūdesio, link labiau priėmimo ir tada tas susitaikymas įvyksta, jeigu ten užsitęsia, jeigu yra kažkokios elgesio kiti sunkumai, tai irgi reikia žiūrėti priklausomai pagal situaciją, ar tai į specialistus kreiptis, jeigu yra kažkaip tai labai ten užsitęsia, ar sunku, ar su elgesiu susiję, su bendravimu. Bet tai čia tokia labai apibendrintas mano tas atsakymas, nežinau, kiek atitaikant į situaciją, nes vis tiek labai labai individualios tos situacijos ir emocijos šeimoje, jos ten priklauso labai nuo daugelio aspektų, ar ne, nuo apskritai santykių šeimoje, tarpusavio, nuo vėlgi kaip santykių su kažkokiu, su broliu, ten daug dalykų. Kas dar apie pyktį, tai kiek tai įmanoma, kiek vaikas pats nori, kiek jisai pats turi irgi tam kažkokią norą, tuo metu, kai jis kažkokiam tam laikotarpyje, kuriam dažnai kyla pyktis, vis dėlto skatint daugiau fizinės veiklos, tai kažkokio tai išveikimo. Nes jeigu visos kitos emocijos yra daugmaž tokios, kurias galima reflektuoti, su jom išbūti, pyktis yra energija ir pyktis, jis yra, su jom neišbūti, reikia išveikti. Tai čia toks labiau jau būdas, kad o ką daryti, jeigu jau to pykčio daug, ar ne, tai kartais tikrai labai padeda priklausomai nuo to, kiek vaikas mėgsta kažkokius tai ar fizinius, ar ten būrelius, ar veiklas. Tai tie galbūt tokių įžvalgų. Aš truputį pasidalinti savo patirtim dėl tos empatijos ir supratimo, dėl ko vaikas pyksta arba patiria kitus jausmus. Tai, ta prasme, kaip mes galim pajusti, kad, ką ten tas vaikas jaučia. Tai aš geriausiai pajutau, kai mes klube susitarėm čia prieš daug metų, kelios mamos įsistatyti į pilvą kateterius. Tiesiog kateterį įsistatykite. Pabandykit, kada paaukokit vieną kateterį, įsistatykite, pajuskite tą skausmelį, nedidelis tas skausmelis ir 3 dienas su ta knopke pavaikščiokite. Tai tada suprasite, iš kur tas pyktis kyla, iš to, man tai aš galiu pasakyti, tai per tas 3 dienas aš maniau, kad man nuvažiuos stogas. Aš suprantu, kad jeigu nešiočiau 30 dienų, 3 metus, galbūt ir apsiprašiau, bet suvokimas, kad tu nuo tos knopkės esi priklausomas, kad tai yra tavo gyvybė, tu kažkur eini į tualetą, rengiesi kažką, vis kliūni ir tau nuolat priminimas, tu sergi. Tai yra baisu, tai natūralu, kad vaikas nuolat pyksta. Jūs kiekvieną dieną pasimatuokite savo iš piršto kraują ir nuolat pajuskite tą skausmelį ir dar tas skausmelis, dar jisai dar ten valandą, 2 dar apie save primena. Ir tu žinai, kad tu rytoj galėsi nesimatuoti, bet vaikui tai reikės rytoj ir poryt ir užporyt, jeigu ten reikės kalibruoti sensorių ir taip toliau. Mes susipjauname pirštą, tai žiūrėkite, kokie pikti būname, nes nuolat skauda, nuolat nepatogu, nekomfortas. Tai kai tą suvoki ir tada, ne tai, kad gaila to vaiko, bet tikrai supranti, ką jisai išgyvena. Tai, čia toksai reflektavimas į Giedrės tos pasakymus. Iš tiesų, tai yra turbūt apie tą kažkokį adaptacijos periodą, apie tą, sakau, susitaikymą, priėmimą, nes įvyksta tikrai tas kažkoks priėmimas, pripratimas, bet pradžioje, kai reikia prie to pratintis, tai yra tikrai nelengva ir sakau, svarbiausiai legalizuoti, gal aš mėgstu tą žodį legalizuoti, kad turi teisę pykti, tu turi teisę pykti ir kažkaip priimti ir dar atliepiant irgi į Ingos pasidalinimą apie tą emocijų ratą, tai tikrai noriu pasakyti, kad tų priemonių ugdyti emociniam intelektui ir tokių kažkokių vaizdinių, grafinių, vizualinių labai labai daug šiais laikais ir visokios kortelės ir viskas, tai tikrai kartais, kai atrodo, neaišku, kaip čia dabar, arba aš nesuprantu, kaip aš jaučiuosi pats, ar gerai, ar blogai, normaliai, ir vis 3 žodžiai,
Tai tikrai tas emocijų ratas arba, sakau, daug visko yra, visokių pridaryta, išleista. Internete galima rasti tikrai labai daug priemonių ugdymų, emocinio intelekto ir tose, ypatingai, kur vaikams skirtos priemonės, jos labai naudingos ne tik vaikams, bet ir tėvams. Ir aš komentarų skiltyje pasidalinau informaciją, kaip užsiregistruoti pas psichologą. Ir, aš tikiu ir ilgai ir pati neigiau, kam čia tas psichologas. Taigi aš pasikalbu, čia nuverkiu, čia su bendradarbėm, čia su giminaičiais, su vyru, išsišneku ir man palengvėja. Tai tikrai, jeigu dar kas nors nesat lankęsis pas psichologą, tai aš jūs patikinsiu, kad psichologas kalba visai kitaip. Jisai nepatarinėja kaip draugė ir nenurodinėja, bet jisai užduoda tokius klausimus, kur tau įvyksta nušvitimas. Tai aš nežinau, kaip ten tos psichologus ruošia tuos klausimus uždavinėti, aš labai norėčiau to išmokti ir su vaikais tą taikyti, bet tikrai nevenkite pasimatymų su psichologu, bent jau pabandyti vieną kartą verta, nepatiks, nepateisės lūkesčių, čia kitas dalykas, bet išbandyti, tai tikrai verta, tikrai rekomenduoju. Ir naudokitės tą progą, kad klubas suteikia tokią galimybę. Tai ieškokit komentarų skiltyje Sigita Gabarkienė, elektroniniu paštu sigita@diabeto.org arba telefonu